Labas vakaras, futbolo aistruoliai, sveikinamės iš Panevėžio Aukštaitijos stadiono, kur netrukus Lietuvos pirmosios lygos čempionato 11 turo rungtynes žais aikštės šeimininkai Panevėžio Panevėžys ir Telšių Džiugas. Raudonos spalvos marškinėliais vilki aikštės šeimininkai Panevėžio futbolininkai ir juodos spalvos aprangą vilki svečiai iš Žemaitijos Telšių Džiugo futbolininkai. Kol kas abu klubai neįtin sėkmingai startavo šio sezono pirmenybėse ir abi komandos, sakykime, nepateisina lūkesčių, kurie buvo iškelti abiems klubams prieš sezoną. Tiek panevėžiečiai, tiek telšiškiai. Kol kas rikiuojasi tik turnyro lentelės viduryje ir yra kaimynai. Telšių Džiugo komanda yra per 9 mačus surinkusi 12 taškų, rikiuojasi 8 vietoje, panevėžiečiai turi 1 tašku mažiau ir užima 9 vietą. Panevėžio komanda daugiausiai iš visų ekipų yra lygiosiomis žaidusi ekipa. Net 5 kartus Panevėžio futbolininkai šių metų pirmenybėse sužaidė lygiosiomis, 2 kartus laimėjo ir 2 kartus pralaimėjo. Įvarčių santykis 12-9 plus 3. Telšių Džiugo komanda išsiskiria kiek kitokio žaidimo braižu. Visų pirma, tai puikiai puolanti komanda ir šių metų čempionate per 9 mačus Džiugo komanda įmušė 20 įvarčių į varžovų vartus, tačiau praleido taip pat ganėtinai daug, 18. Pagal puolimą Telšių Džiugo komanda yra antra visoje lygoje. Daugiau įvarčių nei Džiugo futbolininkai muša tik Alytaus Dainavos futbolininkai. Jie įmušė 27, tai yra pirmoji vieta pagal įmuštus įvarčius, o Telšių Džiugas įmušęs 20 įvarčių pagal įmuštus įvarčius rikiuojasi antroje pozicijoje. Panevėžys daugiau gynybinio plano ekipa, 9 praleisti įvarčiai, tai yra 4 vieta visoje lygoje. Taigi, sakykime taip, sustinka labai gerai puolanti ir labai gerai besignanti komanda. Jeigu kalbėsime apie šių komandų tarpusavio mačus, tai Panevėžio ekipai kol kas sėkmingai klostosi tarpusavio mačai. Pernai Panevėžyje Džiugas buvo įveiktas rezultatu 4-1, išvykoje Telšiuose sužaista taikiai 0-0, užpernai abu kartus Panevėžyje 5-1, Telšiuose 5-1, o Panevėžyje 1-0 laimėjo Panevėžys. Taigi nuo to, kai ekrano ekipą pakeitė Panevėžio vardo ekipa ir per pastaruosius 2 sezonus komandos žaidė 4 kartus, iš tų 4 rungtynių 3 kartus laimėjo panevėžiečiai, o kartą mačas baigėsi lygiosiamis. Bet to šių metų sezone, dar prieš prasidedant čempionatui, taip pat žaidė šios komandos draugišką mačą ir taip pat nesunkiai pergalę iškovojo Panevėžio ekipa. Taigi galima sakyti, kad parankus, bent jau žiūrint į tuos tarpusavio mačus. Varžovas Panevėžio ekipai yra Telšių Džiugo klubas, tačiau šiame klube tikrai yra daug gerų, patyrusių žaidėjų, ragavusių A lygos duonos, yra legionierių, todėl tikėtis lengvos pergalės vargu ar galima Panevėžio komandai, nors suprantama, žaidžiant namuose ir tiek daug taškų išbaršius jau tik pergalė tenkintų tiek Panevėžio futbolo aistruolius, tiek pačius futbolininkus, tiek klubo trenerius. Standartinė situacija prie panevėžiečių vartų, Džiugo ekipa įžaidžia kamuolį, perdavimas į kraštą, Čemika ir nuo Tado Markevičiaus kamuolys palieka aikštę. Užribio kamuolį grąžins telšiškiai. Komandos sudėtis: Telšių Džiugas šias rungtynes pradėjo tokios sudėties. Vartininkas pirmasis numeris Arkadijus Zelinas, futbolininkas iš Rusijos. Aikštės žaidėjai: 4 numeris Adomas Mika, 8 Marius Šluta, 9 Andrius Lipskis, 10 Tomas Birškys, 13 Tomas Rapalavičius, 22 Tomas Dombrauskis, 29 Davidas Arlauskis, 30 Vitalijus Polenskis, 55 Vaidas Viktoravičius ir 69 Deividas Gineitis, komandos treneris Vijūnas Vasiliauskas. Beje, netaip ir seniai pasikeitė treneriai Telšių Džiugo komandoje, iki tol vadovavęs Deivis Kanšelskis pasitraukė iš komandos ir dabar vairas patikėtas Vijūnui Vasiliauskui. Panevėžys šias rungtynes pradėjo tokios sudėties. Vartuose 1 numeris Marius Suvaizdis, aikštės žaidėjai: 5 Tomas Rakašius, 7 komandos kapitonas bei žaidžiantysis treneris Mantas Savėnas, 9 Povilas Lukšys, 10 Žilinas Banys, 11 Tadas Markevičius, 19 Gabrielius Domkus, 21 Eduardas Grigorenka, 49 Smitanis Subasa,
71-asis Čarlis Atsina ir 90-asis, kaip tik su kamuoliu, buvęs Arnas Ribokas. Komandos treneris Mantas Savėnas bei jo asistentas Dainius Gleveckas. Šiam susitikimui vadovauja arbitrų brigada iš Kauno, aikštės teisėjas Ugnius Beprauskas, jo asistentai Žilvinas Ila ir Raimundas Suchovas, taip pat teisėjai iš Kauno, o rezervinis teisėjas Mantas Pomenskis, panevėžietis. Taigi minėjau, kad yra nemažai žaidėjų ragavusių A lygos duonos. Na, visų pirma, galima atkreipti dėmesį jau į žinomus pakankamai futbolininkus Lietuvos masteliu, tai Davidą Arlauskį, taip pat Andrių Lipskį. Tarkim, Lipskis dar visiškai neseniai rungtyniavo lygoje Trakų ekipoje. Na, o Davidas Arlauskis, žinomo vartininko Giedriaus Arlauskio brolis, rungtyniavo ir Vilniaus Žalgiryje, ir Klaipėdos Atlante. Taigi šie du futbolininkai, taip pat ir, na, tarkim, Polenskis, kuris žaidė Utenos Sutenėje prieš sezoną ar du, yra tikrai pakankamai neblogo lygio žaidėjai ir, kaip minėjau, Telšių Džiugo ekipa užima vėlgi ne tą vietą, kurios buvo galima tikėtis prieš sezoną. Lygiai tą patį galima pasakyti apie Panevėžio komandą, taip pat yra visai eilė žaidėjų. Jau nebesinori kartuotis, kurie žaidė lygoje tuometinėme Panevėžio ekrane ir kol kas komanda nerodo tų rezultatų, kokių buvo tikimasi prieš sezoną ir kokie buvo iškelti komandai, o iškelti tikslai buvo iškovoti kelialapį į A lygą. Tačiau sezonas ilgas ir dar daug kas gali pasikeisti. Na, tarkim, taurės varžybose abi komandos rungtyniauja labai sėkmingai, įveikti varžovai, patekta į trečią etapą, į taurės aštuntfinalį ir būtent su Telšių Džiugu. Čia birželio 24 dieną, 14 val. Panevėžiečiai žais rungtynes. Tai bus Lietuvos futbolo federacijos taurės aštuntfinalio rungtynės, na, o panevėžiečiai 16-finalyje sugebėjo veikti A lygos komandą Kauno Žalgirį, kuris po to pralaimėjimo Panevėžyje sugebėjo veikti netgi Vilniaus Žalgirį. Ir rezultatų 2-0 pateikė didžiausią A lygos staigmeną, tai rodo, kad atskirą mačą panevėžiečiai gali sužaisti labai gerai. Na ir tas laimėtas taurės susitikimas prieš Kauno Žalgirį rezultatų 3-0 parodė, kad Panevėžio komanda tikrai gali mobilizuotis, gali sužaisti sėkmingai ir net ir A lygos kolektyvas nėra baisus. Nebloga, čia Džiugo ataka, baudos aikštelė kamuolys ir per stiprus perdavimas nesulaukė adresato. Marius Šluta, per stipriai pasiūstas kamuolys, beje, Marius Šluta mums žinomas ir salės futbolo žaidėjas, rungtyniauja jis Lietuvos futzalo čempionate. Yra Telšiškių komandoje ir klaipėdiečių, yra ir visai eilė šiauliečių, taigi Žemaitijos regiono atstovai suburti po Telšių Džiugo vėliavą ir ši komanda, manau, tikrai turėtų turnyro lentelėje užimti aukštesnę nei 8 ar 9 vietą. Grigorenka dideliu greičiu, ukrainietis įsiveržė į baudos aikštelę, pavojinga situacija ir čia iš išorinės pusės kamuolys atsimuša į tinklą, bet liečia kamuolį vienas iš Džiugo komandos žaidėjų, taigi teks kelti kampinį ir Arnas Ribokas skuba prie kampinio gairelės, iš krašto bus pakeltas kamuolys į Džiugo baudos aikštelę. Arkadijus Zelinas, jaunas 19 metų žaidėjas, gina Telšių Džiugo komandos garbę. Ribokas, pakeltas kamuolys, Savėnas, galva, numestas kamuolys, tačiau nieko nėra, išskyrus vartininką. Tiesiog 18 metų žaidėjas, jam 19 sukaks tik gruodžio mėnesį, kalbu apie rusą Arkadijų Zeliną, be jo yra dar vienas legionierius, ukrainietis Vitalijus Polenskis. Na, dabar jau įprastas reiškinys, kad yra ukrainiečių, rusų ar portugalų ir pirmosios lygos pirmenybėse, taigi prieš eilę metų buvo retas reiškinys, legionierius pirmosios lygos pirmenybėse, dabar pirmosios lygos pirmenybėse reta komanda, kuri neturi bent vieno ar dviejų legionierių. Šiauliečio ataka. Gali būti pavojinga. Smūgis iš toli, pavojingas smūgis, dar vienas smūgis ir įvartis. Įvartis krenta į Panevėžio komandos vartus. Na, iš toli smūgiavo dabar Tomas Birštys, o po to
Adomas Mika pirmasis suskubo prie kamulio ir pasiuntė kamulį jau praktiškai į tuščius vartus, nes Marius Suvaizdis tik atmušė kamulį po tolimo Tomo Birškio smūgio. Na ir pirmasis suskubęs prie kamulio svečių komandos žaidėjas Adomas Mika pasiuntė kamulį į panevėžiečių vartų tinklą. Taigi pirmoji rimtesnė ataka baigėsi įvarčių į panevėžiečių vartus. 1-0 pirmauja Telšių Džiugas arba 0-1, pasakius tiksliau, Panevėžys atsilieka rungtynėse su Telšių Džiugo komanda. Gan greitai, po 2 savaičių šios komandos žais vėl Panevėžyje ir tuomet jau bus Lietuvos futbolo taurės 8-0 rungtynės. Na, dar tik prasidėjo susitikimas, suprantama, bus tų galimybių ir progų panevėžiečiams. Banys Savėnas. Vėl Mika. Jungiasi į ataką Marius Šluta. Nelabai sėkmingai. Ribokas atsina. Be pražangos perimtas kamuolys. Čarlis atsina ir toliau. Kovoja dėl kamuolio, tačiau jis jau Mariaus Šlutos kontrolėje. Savėnas. Perdavimas Grigorenka į kraštą. Šiandien panevėžiečių komandos sarginių žaidėjų sąraše pražanga prieš Grigorenką yra ir Edvardas Tamulevičius. Pirmą kartą jis šiame sezone yra įtrauktas į rungtynių protokolą. Turėjo sunkoką traumą, menisko traumą ir dabar jis jau beveik atsigavęs. Edvardas Tamulevičius, suprantama, jo sportinė forma dar nebus tokia, kokia buvo praėjusiame sezone, bet šis puolėjas yra be galo reikalingas ir džiugu, kad pagaliau jis jau yra treniruojasi bendrai su komanda ir yra netgi rungtynių protokole ir galbūt ir pasirodys antrajame kėlinyje reikalų esant. Pakeltas kamuolys į baudos aikštelę, nelabai sėkmingai. Šluta. Geras perdavimas į kraštą. Plačiai stengiasi ir greitai rungtyniauti Telšių Džiugo futbolininkai. Na, jų atakos smaigalyje yra Vaidas Viktoravičius, futbolininkas, kuris yra įmušęs šių metų sezone 9 įvarčius ir jis yra antras visoje pirmoje lygoje pagal rezultatyvumą po vieno Dainavo žaidėjo. Ir jo tikrai stebėtinas žaidimas, stebėtinai geras žaidimas. Vidutiniškai po vieną įvartį per rungtynes sumuša Vaidas Viktoravičius. Jis įmušė 9 įvarčius iš 18, iš 20, kuriuos įmušė Džiugo ekipa. Tai yra beveik pusė įvarčių. Pelnė vienas ir tas pažaidėjas. Vaidas Viktoravičius, 30-metis žaidėjas, žinomo trenerio Viktoravičiaus, kuris treniruoja Šiaulių moterų gintros klubo sūnus. 30-metis žaidėjas Vaidas Viktoravičius yra geriausias snaiperis Telšių ekipoje ir jį taip pat reiktų akylai prižiūrėti, nes būtent jis daugiausiai nemalonumų yra pridėjęs varžovams šių metų sezone. Smūgis nuo vartų. Arkadijus Zelinas. Smūgiuoja kamuolį į panevėžiečių pusę. Rakašius. Grigorenka jau kairiajame krašte. Dabar pasikeitė jis su komandos draugu ir jis jau kairiajame krašte. Ribokas. Perdavimas Markevičiui. Neblogas perdavimas. Markevičius apdoroja kamuolį. Tačiau reikia palaikymo. Kol kas tik jis ir atsina. Na ir Savėnas dalyvauja atakos smaigalyje. Galva neblogai žaidžia Rapalavičius. Išlaiko kamuolį savo kontrolėje. Džiugo futbolininkai. Jų ataka. Mika. Ribokas. Ramiai, šaltakraujiškai duoda perdavimą Baniui, šis Markevičiui. Markevičius skuba dešiniuoju kraštu. Gražiai prasimeta kamuolį pro varžovą, bet čia atskubėjęs komandos draugas talkina jam ir išmuša kamuolį į tribūnas. Iš užribio kamuolį į žaidimą grąžins panevėžiečiai. Jie kol kas atsilieka 0-1 rungtynėse su
Telšių Džiugo komanda. Ilgai ieškoma, kam grąžinti kamuolį. Banys. Ir čia nelabai tikslus žaidimas. Rybokas. Perdavimas Grigorenkai. Greitas ukrainietis, tačiau varžovas buvo patokesnė situacija. Vėl Ryboko kontrolė kamuolys. Vėl Arnas Rybokas su juo. Subasa, Grigorenka. Grigorenka per toliai paleidžia kamuolį ir tokia žioploka klaida lygioje vietoje. Nepatenkintas pats Eduardas Grigorenkas savo veiksmais. Iš tiesų labai toli paleido kamuolį ir jau jis dabar prarastas. Telšių Džiugo komanda grąžins kamuolį į žaidimą. Lipskis, neblogas perdavimas Šlutai. Šluta artėja prie baudos aikštelės. Bandymas skersuoti, nelabai sėkmingas. Lukšys. Banys skuba į priekį. Neblogai dengia varžovus. Džiugo futbolininkai neleidžia panevėžiečiams lengvai pereiti į varžovų aikštės pusę. Čia pražanga. Panevėžiečiai neleistinai stabdo vieną iš telšiškių ir baudos smūgis link Panevėžio komandos vartų. Taip, jis nusprendžia žaisti kamuolį. Dabar Džiugo futbolininkai. Prarastas kamuolys, čia pat atkovotas. Vėl pavojinga gali būti ataka. Smūgis ir priima į save kamuolį Povilas Lukšys, tačiau nuo jo kamuolys palieka aikštę ir kampinis prie Panevėžio komandos vartų. Iš kairio atakos krašto kamuolį veikiausiai kels į baudos aikštelę Telšių Džiugo komandos futbolininkas. Pakeltas kamuolys, smūgis galva. Na dabar laimėjo oro dvikovą Telšių Džiugo komandos gynėjas, atskubėjęs į baudos aikštelę, bet panevėžiečių laimiai smūgis buvo netikslus, nors galimybę pasižymėti ir turėjo. Galbūt ne idealią, bet vėlgi laimėjus oro dvikovą ir smūgiuojant galvą, nežinai, ar pavyks ar ne nukreipti tiksliai kamuolį. Turėjo tokią progą Vitalijus Polenskis, aukštas gynėjas iš Ukrainos. Panevėžiečio ataka, perdavimas į baudos aikštelę. Grigorenka, nespėja prie kamuolio, greitesnis dabar Džiugo komandos žaidėjas. Išmuštas kamuolys ir tęsis Panevėžiečio ataka. Kampinis prie Džiugo komandos vartų. Mantas Savėnas. Kaip ir įprasta, iš kairio krašto dažniausiai jis kelia kamuolį, iš dešiniojo Arnas Rybokas. Ieško Mantas Savėnas, akimis laisvų komandos draugų. Standartai visuomet pavojingi, panevėžiečiai labai daug įvarčių pelno po standartų. Savėno pakeltas kamuolys, ties tolimuoju virpstu, ten jau tiko jo kamuolio Žilinas Banys, tačiau Džiugo vartininkas rankomis sušipo kamuolį, greitai jį įvedė į žaidimą ir dabar jau Telšių ekipa artėja prie panevėžiečių baudos aikštelės, sėkmingai žaidžia Domkus, išmuštas kamuolys į užribį, bet vėl jį grąžins į žaidimą svečių komanda.
Bandymas pakelti kamuolį. Mitanė. O dabar Telšių Džiugo ataka, smūgis iš toli, labai netikslus. Marius Suvaizdis kontroliavo kamuolio skriejimo trajektoriją. Na, matau, Ronaldas Misiūnas pasirodys netrukus aikštėje. Įdomu dėl ko bus toks greitas keitimas. Sužinosime netrukus, kągi keis šis futbolininkas. Čarlis Asina kovoja dėl kamuolio. Na, galbūt kažkokia susveikata. Mitanis Subasai. Japonas palieka aikštę ir vietoje aikštėje pasirodo jaunasis Ronaldas Misiūnas. 17 metų šiam žaidėjui, 18 sukaks rugpjūčio mėnesį. Arnas Ribokas gerai tveria kamuolį nuo varžovo, tačiau perdavimas ne itin tikslus. Reikia ir toliau gintis nuo telšiškių atakos. Na, visiškai lygų žaidimas kol kas. Tai viena, tai kita komanda. Atrodo, šiek tiek galbūt geriau tam tikrą žaidimo atkarpą, bet žiūrint realiai, visiškai lygų žaidimas ir kol kas rezultatas nėra parankus aikštės šeimininkams. Jie atsilieka rezultatu 0-1 šio 11 turo rungtynėse su Telšių Džiugo ekipa. Užsitęsusi ir ilga Džiugo ataka, perdavimas į baudos aikštelę. Marius Suvaizdis gaudo kamuolį jau už galinės linijos, taigi visiškai tiksliai užfiksuoja tą epizodą rungtynių arbitrai ir skiria kampinį prie panevėžiečių vartų. Apsigina panevėžiečiai nuo šios atakos. Ribokas ieško laisvo komandos draugo, randa Misiūną. Šis perdavimą atlieka Asinai, krenta legionierius iš Ganos, tačiau arbitrai neižvelgia pražangos. Rakašius ramiai šaltakraujiškai, vartininkui Suvaizdžiui. Markevičius bandė ore atlikti perdavimą Misiūnui. Toliau su Panevėžiu, panevėžiečiai su kamuoliu, čia jau taisyklės yra pažeistos ir Banys atlieka perdavimą Asinai. Nuo Panevėžio klubo puolėjo, kamuolys palieka aikštę, taigi į žaidimą grąžins svečiai. Laikas bėga, įpusėjo jau pirmasis rungtynių kėlinys ir kol kas neįtin sėkmingai jis klostosi panevėžiečiams, jie atsilieka rezultatu 0-1, Lukšys. Tokiu būdu tenka gintis. Čia jau šiek tiek tikslumo pritrūksta telšiškiams. Panevėžiečių ataka, Markevičius stumia į varžovas į nugarą. Smulki ir taktiškai visiškai teisinga pražanga, sustabdant greitą panevėžiečių puolimą. Ribokas kairiajame krašte. Yra erdvės Grigorenkai. Rakašius. Banys. Savėnas. Lukšys. Vis daugiau ir daugiau panevėžiečių jungiasi į ataką. Dabar jau beveik visi, skirius Rakašių ir Riboką. Yra Džiugo aikštės pusėje. Savėnas. Geras perdavimas į kraštą. Bet skaito
kapitono mintis ir sumanimus Džiugo futbolininkai. Ir dabar jau jiems galimybė surengti greitą išpolį. Pavojinga gali būti ataka. Rakašius. Pražangos nėra. Taip tiksliai sužaidė Rakašius. Apsigynęs gan sudėtingoje situacijoje. O čia jau pražanga ir labai pavojingas momentas. Visiškai arti baudos aikštelės yra griaunamas Džiugo komandos futbolininkas ir baudos smūgis link Panevėžio komandos vartų. Dabar suprantama, Marius Suvaizdis rikiuos kelių žmonių gyvatvorė ir šansas svečiams padidinti rezultatą. Dėkingoje situacijoje dabar bus statomas kamuolys ir žiūrėsime, ką iš šio standarto išspaus Telšių Džiugo futbolininkai. Penkių žmonių gyvatvorė reikiuoja Marius Suvaizdis. Savienas Rakašius, Banys, Misiūnas. Ir Markevičius stoja į senelę. Žiūrėsime. Smūgis į vartus, apvesta gyvatvorė, tačiau Marius Suvaizdis buvo pasiruošęs tokiam smūgiui ir sugauna pakankamai lengvai kamuolį. Taigi iš šio standarto nieko nepavyko išpešti rimtesnio. Džiugo komandai panevėžiečiai rengia atsaką. Perdavimas ieškant atakos smaigalyje Čarlio Atsinos, Ribokas su kamuoliu. Vėl perdavimas ten, kur turėtų būti Atsina. Šiek tiek trūksta tikslumo, Savienas. Banys. Perdavimas Markevičiui. Banys į baudos aikštelę. Aukštai pakeltas kamuolys, bet čia tiksliai ir šaltakraujiškai žaidžia Džiugo komandos vartininkas, gaudo kamuolį ir netrukus jį grąžins į žaidimą. Kol kas jokių klaidų gynyboje, didesnių klaidų nedaro Džiugo ekipa ir panevėžiečių atakos užgesta. Nors ir stengiasi Panevėžio futbolininkai atakuoti gausiomis pajėgomis, kol kas mažokas smūgių vartus ir itin daug darbo neturi Džiugo komandos vartų sargas. Čia jau Marius Suvaizdis šaltakraujiškai gaudo kamuolį, palikęs vartus, greitai grąžina į žaidimą. Arnas Ribokas. Pražanga. Galimybė. O čia dar vienas šansas, dar vienas šūvis. Į varžovą pataiko dabar panevėžiečių komandos žaidėjas, tikrai graži ir dviem smūgiais pasibaigusi ataka. Tačiau išlyginamo įvarčio nepavyko pasiekti. Jos metu aikštės šeimininkams didėja spaudimas prie Džiugo komandos vartų. Grigorenka spėja prie kamulio, bet kol kas ataka pristabdyta. Misiūnas. Na čia jau pražanga. Pražanga prieš jį ir baudos smūgis. Pažydžia taisyklės tame epizode. Džiugo komandos legionierius Vitalijus Polenskis iš Ukrainos. Ir Mantas Savienas prie kamulio. Bei visi žaidėjai, skyrus Gabrielių Tomkų, dabar yra baudos aikštelėje arba jos prieigose. Savienas, gerai pakeltas kamuolys, smūgis! Lukšys, puikiausia galimybė buvo išlyginti rezultatą. Povilas Lukšys nesugebėjo realizuoti tos geros progos. Smūgis galva, tačiau nepavyko įmušti įvarčio ir rezultatas lieka nepakitęs. Toli siunčiamas kamuolys į panevėžiečių aikštės pusę.
Turėjo porą galimybių ir Panevėžio komanda įmušti, bet jų neišnaudojo, o pakankamai tiksliai sužaidė viename iš epizodų. Svečiai sugebėjo įmušti įvartį, jau kuris laikas pirmauja minimalių skirtumų 1-0. Neskuba gražinti kamuolį žaidimą, Džiugo futbolininkai, laikas yra jų sąjungininkas, jiems skubėti nereikia. Gražiai išžaistas kamuolys, galimybė svečiams, baudos aikštelėje kamuolys ir kampiniu. Dabar gelbėjasi Panevėžio futbolininkai. Mantas Savėnas turi priekaištų Eduardui Grigorenkai už pernelyg atsainę gynybą. Kampinis. Kampinis prie panevėžiečių vartų. Pakeltas kamuolys prie artimųjų virpsto. Lukšys galva. Išneša kamuolį iš baudos aikštelės, atsina. Rakašius. Ir čia ne pats geriausias sprendimas. Tiesiog neturėjo kito varianto. Rakašius ir tiesiog išmuštas kamuolys. Ribokas. Labai įdomi trajektorija, skrieja kamuolys. Tačiau yra sarginis ir jis jau aikštėje. Vėl šiek tiek pasivokai. Dabar ginasi panevėžiečiai, baudos aikštelėje varžovai, perdavimas ir 2-0. 2-0, štai taip. Štai taip, 2-0, sakyčiau, kiek netikėtas scenarijus. Tomas Birškys muša savo penktą įvartį šių metų pirmenybėse ir 2-0. 2-0 priekyje Telšių Džiugas. Na, pagal progas nesakyčiau, kad Džiugas turėjo daugiau, turbūt progų buvo apylygiai. Tik skirtumas yra tas, kad dvi progas jau išnaudojo Džiugo komanda, o panevėžiečiai nesugebėjo išnaudoti progų ir besibaigiant pirmajam kėliniui jau 2-0 pirmauja Telšių Džiugo komanda. Nuščiuvę žiūrovai, kiek netikėtas, sakykime, mačo scenarijus prie lygios kovos. Dar nesibaigus pirmajam kėliniui, jau 2 įvarčių persvara. Rezultatu 2-0 pirmauja svečiai po Adomo Mikos ir Tomo Birškio tikslių smūgių. Džiugo komanda priekyje. Misiūnas. Perdavimas į priekį. Markevičius. Misiūnas. Atsina, kiek pavėluotai spurtavo link kamuolio. Na, dabar jau kiek ir nervinasi panevėžiečiai. Markevičius klausimai žiūri į šoninį arbitrą. Šis pražangos neižvelgia. Na, taip, nervingumas jaučiamas. Kai komandai nesiseka, suprantama, kad tuomet jau iš tiesų nėra labai geros atmosferos. Nors žiūrovai yra iškėlę plakatą Panevėžys ir dainuoja, skanduoja, bando taip užvesti Panevėžio ekipą. Žiūrovai bando išjudinti šiek tiek sustingusius Panevėžio futbolininkus, kurie atrodo stengiasi, pastangų yra, bet žaidimo kokybė galėtų būti kiek ir geresnė. Na, sėkmės faktorius taip pat yra, suprantama, ne
Panevėžiečių pusėje. Problema yra ta, kad šiame sezone labai sunkiai Panevėžio komanda muša įvarčius į varžovų vartus, ir skyrus tą pakankamai lengvai laimėtą susitikimą prieš Utenos Sutenio B komandą. Kitose susitikimuose mušama labai mažai įvarčių ir tai dauguma įvarčių mušama iš standartų. O Džiugas atvirkščiai. Šiame sezone muša daug įvarčių. Iki šio mačo jis buvo įmušęs 20, dabar jo sąskaitoje jau 22 įvarčiai. Dar nesužaidus ir 10 rungtynių, taigi daugiau nei po 2. Vidutiniškai per rungtynes muša Džiugo futbolininkai, tai yra tikrai geras rodiklis. Tačiau Džiugas, kaip minėjau, ginasi silpnokai, bet kol kas ta silpnoka gynyba panevėžiečiai nepasinaudoja, nors, kaip sakoma, dar ne vakaras, laiko dar yra. Čia tolimas smūgis, čia vartininkas vos nesuklysta ir Čarlis Asina skuba į tą tašką, kur atšoka kamuolys nuo vartininko rankų, bet nespėja jis. Šiek tiek galbūt ir susižeidžia dabar Džiugo komandos vartų sargas. Tokia nemalonė situacija. Arkadijus Zelninas laukia gydytojo arba gydytojos, tai būtų galima pasakyti, atskubančios prie vartų ir svečių komandos vartininkui reikės suteikti minimalią pagalbą. Na, galbūt ten nieko labai rimto ir nenutiko, bet vis dėlto galbūt kiek įvažiavo jam į rankas Čarlis Asina. Taigi viskas turėtų būti tvarkoje ir turėtų tęsti rungtynes Telšių Džiugo komandos vartininkas. O pirmasis kėlinys artėja prie pabaigos, lieka vos kelios minutės ir panašu, kad po pirmųjų 45 žaidimų minučių geresnės nuotaikos bus Džiugo komanda, nebent kažkas staigiai sugriūtų jų žaidime. Apskritai, Džiugo komanda tikrai gerai sužaidė pirmąjį kėlinį, na, galbūt dar taip teikti negalima, dar pirmasis kėlinys nesibaigė, tačiau vis dėlto komanda realizavo 2 progas, dar buvo vienas pavojingas standartas, baudos smūgis. Panevėžiečiai taip pat turėjo galimybę, ypač įsiminė tas Povilo Lukščio smūgis galva, kai labai dėkingoje situacijoje nebuvo pasižymėta ir Panevėžio veteranas nesugebėjo tuomet išlyginti rezultato, o po to jau buvo praleistas antrasis įvartis į savo vartus. Neskubėdami vėl ruošiasi grąžinti kamuolį į žaidimą. Džiugo futbolininkai, kamuolys jau žaidime. Ir dar kartą kamuolio grąžinimo procedūrą teks pakartoti. Džiugo futbolininkai artėja prie Panevėžiečio baudos aikštelės, tačiau prasižengia jie ir kamuolys jau Panevėžiečio kontrolėje. Savienas Rakašius ribokas. Grigorenka. Klysta ukrainietis. Na, kažkaip šiandien jis nelabai įsikomponuoja į Panevėžio žaidimą. Lukšys žaidžia galvą tiksliai. Bet kamuolys atitenka Džiugo futbolininkams. Šluta. Dešiniajame krašte neblogas perdavimas. Ir čia Domkus gerai žaidžia galvą, nes už jo buvo jau vienas iš Džiugo žaidėjų. Banys ragina žiūrovai Panevėžiečius žaisti kiek aktyviau, greičiau pereiti reiktų iš gynybos į puolimą, tačiau aukštą presingą naudoja Džiugo futbolininkai ir trukdo taip, sakykime, laisvai įsiveržti į varžovo aikštės pusę. Banys, galimybė, galbūt dabar ne, tos galimybės jau nebėra. Vėl Banys su kamuoliu. Perdavimas Grigorenkai, per stiprus, tačiau Grigorenka spėja prie kamuolio, greitas žaidėjas yra šis. Perdavimas į baudos aikštelę, per žemas. Rakašius, Misiūnas kovoja dėl kamuolio, Banys, Domkus.
suprantama, įmušė 2 įvarčius, Džiugo futbolininkai dabar itin nerizikuoja. Besibaigiant pirmajam kėliniui, jie daugiau žaidžia nuo gynybos ir nėra prasmės jiems rizikuoti. Laikas yra jų sąjungininkas, jie turi 2 įvarčių persvarą. Todėl Džiugo komandos tikslas yra kuo atsakingiau ir kuo tiksliau sužaisti tas likusias minutės. O panevėžiečiai nori bent vieną įvartį mušti dar iki pertraukos ir tokiu būdu nepaleisti pernelyg toli varžovų. Taigi komandos sprendžia skirtingus tikslus. Savėnas, baudos aikštelėje, Misiūnas. Nepavyksta jam smūgiuoti. Lukšys, Misiūnas. Šluta. Greitas žaidėjas. Tačiau pritrūksta tikslumų. Lukšys perima kamuolį. Perdavimas Ribokui iš Savėnui. Savėnas atgal Ribokui. Na, čia jau nieko nėra. Išskyrus Bronį Vaitekūną, Panevėžio futbolo klubo direktorių, kuris paspiria kamuolį Telšių Džiugo komandos vartininkui. Domkus. Misiūnas gauna perdavimą, galvą, numeta kamuolį, tiksliau bando numesti kamuolį Atsinai, tačiau pritrūksta tikslumo. Tikrai turi, kaip minėjau, daug patyrusių žaidėjų Telšių Džiugo ekipa ir nereikėtų žiūrėti vien į tą vietą ir surinktus taškus. Kaip minėjau, komandos statyje visa eilė lygos duonos ragavusių futbolininkų ir patyrusių žaidėjų ir legionierių. Taigi komanda tikrai gerai subalansuota. Ir dabar jau galimybė jiems ir jie pasinaudoja. Galimybė buvo įmušti 3 įvartį, ką tik matytame epizode. Geroje progoje buvo atsidūręs Tomas Birškys, tačiau smūgis neįtin stiprus, smūgis nelabai pavykęs ir Marius Suvaizdis. Panevėžiečių vartininkas išgelbėjo komandą. Markevičius gauna perdavimą, dešiniajame krašte yra erdvės, bando apžaisti tai varžovą, bet nepavyksta. Išsaugo kamuolį, neišleidę į kampinį. Svečiai, čia jau teks vis dėlto kelti kampinį. Šį kartą nepavyko apsiginti telšiškiams ir vėl kampinis iš dešinio krašto ir vėl prie kampinio gairelės skuba Arnas Ribokas. Atėjo patys aukščiausi žaidėjai ir Rakašius, ir Grigorenka, ir Misiūnas, ir Atsina. Jie jau baudos aikštelėje, o dabar gynyboje pasaugos varžovus Misiūnas ir Domkus. Įvarčio prašo žiūrovai, pakeltas neblogai kamuolys ir čia tokiu būdu pavyksta apsiginti telšiškiam. Šluta, jį iškart spaudžia Banys. Domkus nepataiko pirmoji bandymų į galvą. Galva į kamuolį, dabar antrasis bandymas sėkmingas, išmuštas kamuolys toliau. Lukšys. Čia techniškai bando žaisti panevėžiečiai, pavyksta jiems išlaikyti kamuolį. Savėnas. Perdavimas arčiau Čarlio Atsinos, bet vartininkas iš Rusijos gerai skaito žaidimą. Labai gerai žaidžia vartų prieigose. Arkadijus Zelinas. Ir dabar jau veiksmas artėja prie panevėžiečio baudos aikštelės. Birškys, perdavimas į šoną. Čia išsaugo kamuolį savo kontrolėje vėl Džiugo ekipa. Šiek tiek nesusikalbėjimas atakos metu. Ribokas, Banys. Perdavimas link Grigorenkos. Šluta. Netrukus pasibaigs pirmasis rungtynių kėlinys ir jis pasibaigs sėkmingiau Džiugo komandai, taigi tikėsimės, kad po pertraukos Panevėžio ekipa sugebės
žaisti geriau nei pirmajame kėlinyje ir sugebės galbūt iškovoti pergalę, gal bent jau lygiasias, nes pagal žaidimo momentus nenusipelno. 0-2 pralaimėti Panevėžiečiai tikrai. Nebuvo jokios ryškesnės Telšių Džiugo ekipos persvaros, buvo lygų žaidimas, bet kaip jau kartojasi, skirtumas tas, kad Džiugas prašau turėjęs 3 momentus, 2 iš jų pavertė įvarčiais, o Panevėžiečiai turėjo taip pat keletą neblogų progų, kol kas nei vienos neišnaudojo. Taigi momentų realizavimas yra ir toliau pagrindinė problema, kurios kol kas Panevėžiečiai šio sezono metu retai kada gali įspręsti. Savienas su kamuoliu. Pražanga. Ir turbūt jau paskutinioji arba viena paskutiniųjų galimybių Panevėžiečiams pasižymėti besibaigiant pirmajam rungtynių kėliniui. Tarėsi, kaip įprasta, Ribokas su Savienu. Na, čia geriau būtų Ribokui, aišku, iš kairės kojos smūgiuoti arba atlikti kamuolį į baudos aikštelę, galbūt ir tiesioginių smūgių. Sunku pasakyti. Žiūrėsime. Toloka iki vartų. 2 žmonių gyvatvorį regiuoja Džiugo komandos vartininkas. Ribokas, neblogai pakeltas kamuolys, numestas jis galva link vartų, bet čia eilinį kartą patikimai rungtyniauja Arkadijus Zelinas ir eilinį kartą sugavęs kamuolį likviduoja pavojų. Marius Ulaizis. Dabar jau kamuolys Panevėžiečių vartininko rankose. Greitai jis įveda į žaidimą, grąžindamas Lukšiui. Šis į priekį, bėgančiam Domkui. Domkus Markevičius. Rakašius. Ribokas. Aštrus perdavimas, tačiau labai netikslus. Nei Domkus, nei Markevičius kamuolio nesustabdo, nes tarp šių dviejų žaidėjų stipriai pasiūstas kamuolys, skriejo į užribį ir dabar jį vėl neskubėdami žaidimą grąžina Džiugo futbolininkai. Neblogai atrodo. Marius Šluta dešiniajame krašte. Techniškas žaidėjas, kaip minėjau, rungtyniauja jis ir futzalo Lietuvos lygos čempionate. Čia tolimas smūgis, labai netikslus. Ir smūgis nuo vartų. Savienas. Geras perdavimas Grigorenkai. Grigorenka dideliu greičiu, bet čia labai tiksliai žaidžia Džiugo komandos gynėjas. Tomas Dombrauskis išmuša kamuolį į užribį. Grigorenka. Atgal Ribokui. Ribokas pakelia kamuolį į baudos aikštelę. Jis per stipriai skrieja ir skrieja į užribį. Smūgis nuo Arkadijaus Zelino ginamų vartų. Toliai siunčiamas kamuolys į Panevėžiečių aikštės pusę. Lukšys apdoroja kamuolį. Įsivaduoja iš varžovo globos. Veteranas skuba su kamuoliu. Perdavimas Markevičiui. Šis jau išleidžia kamuolį toliau. Ir aidi mačo arbitro iš Kauno Ugniaus Veprausko švilpukas, skelbiantis, kad baigėsi pirmoji rungtynių pusė. 0-2 kol kas tokiu rezultatu. Panevėžys atsilieka nuo Telšių Džiugo. Pertrauka.
Tęsime tiesioginę transliaciją iš Panevėžio Aukštaitijos stadiono. Netrukus prasidės antrasis kėlinys. Šiandien Lietuvos pirmos lygos pirmenybių 11 turo rungtynes. Aikštės šeimininkai Panevėžio futbolininkai žaidžia su svečiais iš Žemaitijos, Telšių Džiugo ekipa ir kol kas 0-2. Panevėžio ekipa nusileidžia Žemaitijos atstovams ir matau iškart net 2 keitimai. Andrius Arlauskas ir Vilius Giedraitis pasirodo aikštėje. Taigi nesisekė panevėžiečiams pirmajame kėlinyje ir iš tiesų buvo keletas progų, bet tų progų panevėžiečiai nerealizavo, o svečiai 2 kartus pasižymėjo ir tai padarė iš pradžių Adomas Mika, po to sėkmingai užbaigė dar vieną ataką Tomas Birškys ir 2-0 priekyje svečių komanda. Dabar su kamuoliu kaip tik Birškys. Jis jau yra pelnęs 5 įvarčius šių metų pirmenybėse, o 9 yra pelnęs Vaidas Viktoravičius ir tai yra antras rodiklis visos pirmos lygos pirmenybėse. Dar vienas perdavimas į baudos aikštelę. Čia svečiai su kamuoliu, Dombrauskis, Lukšys. Andrius Arlauskas taip pat po traumos visiškai neseniai atsigavęs žaidėjas, patyrė žaidėjas, vienu metu rungtyniavo jis savo laiku ir Panevėžio tuometinio ekrano komandoje, 31 metai šiam žaidėjui. Jau minėjau pirmajame kėlinyje, kad Edvardas Tamulevičius taip pat po truputį sveiksta ir šis puolėjas taip pat gali pasirodyti netgi ir šiandien šį vakarą aikštėje. Jis yra atsarginių žaidėjų sąraše. Domkus, Banys, Domkus. Vietoje Šerliacino. Aikštėje Vilius Giedraitis. Domkus, Misiūnas. Banys, daug kietos kovos aikštės viduryje. Neblogas perdavimas. Ribokas. Kairiajame krašte. Perdavimas ir nepavyksta Viliui Giedraitui sulaukti šio kamulio. Gynėjas žaidžia sėkmingai ir likviduotas pavojus. Greitai išmestas kamuolys iš užribio. Rakašius. Banys. Vėl Rakašius. Ribokas kairiajame krašte. Žaidžia senelė su Arlausku. Ir kamuolys liečia ranką, taigi kamuolys atitenka Telšių Džiugo komandai. Turnyro lentelės kaimynai yra šie 2 klubai. Jau minėjau, kad šios komandos Lietuvos futbolo federacijos taurės 8-0 rungtynes žais čia, birželio 24 dieną. Taigi šį mėnesį tiek žaisti 2 kartus. Markevičius griaunamas ir čia jau labai pavojinga situacija. Net dar geltona kortelė yra baudžiamas Džiugo komandos narys. Taigi kortelė yra rodoma ukrainiečiui Vitalijui Polenskiui ir netoli baudos aikštelės statomas kamuolys. Jeigu būtų, tai sakykime, per baudos aikštelės vidurį iš priekio, tai suprantama, Savienui būtų labai idealu smūgiuoti. Dabar iš pačio krašto panašu, kad kamuolys bus keliamas į baudos aikštelę. Ir žiūrėsime, kuogi baigsis šis standartinis epizodas. Standartus panevėžiečiai gan neblogai išnaudoja šių metų pirmenybėse ir labai dažnai po standartų yra mušami įvarčiai. Smūgis! Neblogas smūgis, bet virš, šone vartų skrieja kamuolys. Dardas Grigorenka pabandė taip apesti 3 žmonių senelę, kurie išrikiavo Džiugo komandos vartų sargas, bet nepavyko pataikyti į vartų plotą ir dabar smūgis nuo telšiškių vartų. Aukštai siunčiamas kamuolys. Išties viduryje kovoja dėl jo futbolininkai ir kol kas sekasi geriau svečiams.
Išmuša kamuolį panevėžiečiai, jis vėl atitenka svečiams ir vėl naujas bandymas įgrąžinti žaidimą. Čia Misiūnas nesugeba atitverti varžovą, pavojinga situacija, baudos aikštelė varžovai, smūgis į vartus ir gelbsti dabar Marius Suvaizdis komanda. Tomas Birškys buvo atsidūręs atakos smaigalyje, išsivadavo iš panevėžiečių gynybos gniaužtų, atliko neblogą smūgį, bet taip pat puikiai sužaidė ir sureagavo į šį kamuolį, į šį smūgį. Marius Suvaizdis nukreipęs kamuolį už galinės linijos ir tokiu būdu suteikęs galimybę svečiams kelti kampinį. Pakeltas kamuolys nelabai sėkmingai, prie artimųjų virpsto, čia Lukšys galva žaidžia sėkmingai, Markevičius skuba į priekį, tačiau pritrūksta tikslumo eilinį kartą. Ir dabar Mika ruošiasi grąžinti kamuolį žaidimą. Ieško laisvų komandos draugų. Banys. Grigorenka. Ir kamuolys paliko aikštės ribas, smūgis nuo vartų ir Telšių ekipa kol kas sėkmingai apsigina nuo panevėžiečių atakų. Aukštai kovoja dėl kamuolio abiejų ekipų žaidėjai. Aikštės viduryje kamuolys, Rakašius vėl žaidžia sėkmingai galvą, tačiau nuo jo galvos iššokusi kamuolį suskubė apdoroti Džiugo futbolininkai, jų ataka ir čia kieta pražanga. Bei geltona kortelė bus baudžiamas Panevėžio futbolininkas. Tomas Rakašius yra baudžiamas geltona kortelė. Baudos smūgis link Panevėžio komandos vartų. Penki Telšių Džiugo futbolininkai panevėžiečių baudos aikštelėje. Netrukus turėtų būti ten pasiųstas kamuolys. Pavojingesnė situacija nei kampinis, kadangi ir ne visiškai nulinis kampas ir šiek tiek arčiau baudos aikštelės yra statomas kamuolys. Pakeltas kamuolys, čia daugiau panevėžiečių, jie laimi tą kovą dėl kamuolio. Misiūnas. Geras perdavimas Ribokui, bet gerai žaidžia ir vartininkas. Jis tiesa negali imti kamuolio rankomis, to jis ir nedaro. Šaltakraujiškai ramiai pasiunčia kamuolį už galinės linijos. Giedraitis skuba įmesti į žaidimą. Banys. Misiūnas. Labai atviras Misiūno perdavimas, skaito jį Džiugo futbolininkai. Domkus. Rakašius. Ir Marius Suvaizdis. Laikas bėga ir panevėžiečiai per tą sužaistą laiką antrajame kėlinyje kol kas nesugebėjo įmušti įvarčio, nors realiai nebuvo nei vienos labai rimtos ar dėkingos progos. Kol kas drausmingai ginasi Džiugo komanda, nors pagal praleistus įvarčius ji tikrai nėra tarp tų pirmaujančių komandų. Pakankamai daug įvarčių praleidžia Džiugo futbolininkai, muša dar daugiau, bet ir praleidžia nemažai, kaip minėjau, 18 įvarčių per 9 rungtynes, tai yra vidutiniškai po 2 įvarčius per rungtynes praleidžia Džiugo ekipa, bet šiandien kol kas sugeba savo vartus išlaikyti sausais Žemaitijos atstovai ir jų žaidime kol kas nėra daug klaidų, ypač kalbant apie gynybą. Broko mažai, viskas daroma tiksliai ir panevėžiečiams kol kas sunkiai sekasi rasti kelius link vartų. Ragina panevėžiečiai susirinkę Aukštaitijos stadiono tribūnose savo komandą žaisti aktyviau.
Nesulaukęs pasipriešinimo, Rakašius vienas pats nusprendė artėti prie vartų ir atliko neblogą smūgį, tačiau pataikė varžovą Misiūnas. Jis griaunamas toli nuo vartų. Greitai žaistas kamuolys, Domkus, Banys, Arlauskas. Arlauskas, Rakašius. Arlauskas pakeitė Mantą Savėną, kurio nebėra antrajame kėlinyje. Tiksliau pats save pasikeitė Mantas Savėnas, jis yra žaidžiantysis komandos treneris. Nežinau kodėl, dėl kokių priežasčių, bet Savėno nėra ir tai suprantama, yra nemaža netektis Panevėžio komandai. Nors ir kiti žaidėjai yra pakankamai patyrę ir neblogo meistriškumo, todėl galbūt pavyks jiems perlaužti rungtynes. Markevičius baudos aikštelėje. Galimybė. Perdavimas, o čia nieko nėra. Reikėjo arba greičiau atlikti perdavimą, arba smūgiuoti pačiam, nes Giedraitis jau buvo uždengtas. Banys. Jo smūgis iš toli, gražus smūgis. Mėgsta Žilinis Banys smūgiuoti iš toli ir pakankamai neblogai jis tai daro. Tiesa, šį kartą šiek tiek pritrūko tikslumo, bet žiūrovams patiko toks šūvis iš toli. Ir paploja Žilinui Baniui, nepaisant to, kad ir nebuvo pataikyta į vartų plotą. Arlauskas. Domkus. Perdavimas Giedraičiui. Čia Viliui Giedraičiui užfiksuota pražanga. Kamuolys atitenka Telšių ekipai ir telšiškiai tęs dabar savo taką, pradėdami žaidimą nuo savo aikštės pusės. Domkus, perdavimas Giedraičiui. Banys. Neblogai pervestas kamuolys į kairį kraštą, kur Ribokas. Čia nuošalės taisyklės pažeidimą fiksuoja arbitro asistentas, keldamas į viršų vėliavėlę. Taigi perspektyvi panevėžiečių taka. Dėl nuošalės nutrūksta ir su kamuoliu dabar bus Džiugo futbolininkai. Jie grąžins kamuolį žaidimą. Lukšys. Pasiaukojančiai žaidžia veteranas, paploja jam žiūrovai. Misiūnui nepavyksta apžaisti varžovo, jeigu būtų pavykę tikrai galėjo gautis greitas ir pavojingas išpuolis. Dabargi Džiugo futbolininkai rengia ataką, perdavimas į baudos aikštelę ir čia neblogas, tačiau netikslus. Smūgis, tiksliau, smūgis galbūt ir blogas, nes nepataikyti vartus, bet Tomas Birškys visuomet primena apie save, ieško progų. Smūgiuoja ir šį kartą jo smūgis netikslus. Domkus. Banys. Arlauskas. Ribokas gerai tveria kol kas kamuolį nuo varžovo. Tačiau judesys klaidintis nepavyksta ir prarastas kamuolys. Bei būtinybė dabar jau grįžti arčiau savo vartų. Už tai pasitinka varžovus panevėžiečiai. Suprantama, kito varianto nėra. Reikia presinguoti varžovus, reikia jų aikštės pusėje pasitikti, nes laikas nenumaldomai bėga, o rezultatas kaip ir po pirmo kėlinio nėra parankus. Aikštės šeimininkai nusileidžia 0-2. Grigorenkai nepavyksta užsikabinti šio kamulio. Vėl patikimai žaidžia gynyboje Džiugo ekipa. Domkus. Banys. Perdavimas Markevičiui. Šis jo baudos aikštelėje. Jungiasi ją ir Ribokas. Markevičius. Nepavyksta suklaidinti varžovo. Perėmė iniciatyvą kaip reikiant. Dabar Panevėžio ekipa.
Banys. Grigorenka. Dešiniajame krašte ukrainietis. Perdavimas į baudos aikštelę. Misiūnas. Nu, dabar veiksmas vyksta didžiąją laiko dalį būtent prie Džiugo komandos vartų ir antruoju numeriu dabar rungtyniaujantis Telšiškiai gali bandyti surengti pavojingus kontraišpuolius, nes pozicinėme žaidime pastarąsias minutės dominuoja aikštės šeimininkai. Čia jau nuošalės taisyklę pažeidžia Telšiškiai, už gynėjų nugarų atsiduria Tomas Pirškys. Arlauskas Lukšys. Banys. Stengiasi žaisti greičiau panevėžiečiai, tai ir suprantama. Ir laikas yra jų sąjungininkas ir be to reikia didinti apsukas, nes toks lėtesnis žaidimas yra parankus sugalvotėms fiziškai stipriems Telšių Džiugo futbolininkams, kurie pakankamai neblogai įsirinkę varžovus, likviduoja panevėžiečių išpuolius. Greitis ir dar kartą greitis gali būti vienas iš įsigelbimo veiksnių. Grigorenka Domkus ir smūgis nuo vartų. Dar pažiūrėjo Gabrielius Domkus į arbitrą, tačiau šis aiškiai parodė, kad kamuolys būtent nuo jo paliko aikštę, taigi smūgis nuo vartų ir kamuolio kontrolė atitenka Telšių Džiugo komandai. Arkadijus Zelinas, nepaisant to, kad didžiąją dalį pastaruoju metu veiksmas vyksta prie jo vartų, praktiškai nėra priverstas demonstruoti savo meistriškumo ir labai rimtai kibti darbą, nes smūgiai dažniausiai netikslus ir be to daug broko, daug klaidų. Taip, teritorinė persvara akivaizdžiai perėjo aikštės šeimininkų pusėn, bet jeigu mes kalbėsime apie itin pavojingus momentus, jų vis dar mažokai prie Džiugo vartų. Čia šūvis iš toli, labai netikslus ir vėl smūgis nuo Džiugo ekipos vartų. Neskuba Džiugo komandos vartininkas. Ragina į žiūrovai, kad šiek tiek greičiau būtų įvestas kamuolys į žaidimą. Misiūnas bando žaisti aktyviau. Banys. Perdavimas į kraštą. Tęsiasi panevėžiečio ataka. Daug žaidėjų baudos aikštelėje ir čia nusipjauna nuo kojos kamuolys Džiugo futbolininkui. Kampinis. Grigorenka. Dabar jis kels kampinius ir atliks smūgius iš šio krašto, kadangi jau nebėra Manto Sovėno, kuris dabar diriguoja savo komandos draugams nuo trenerių štabo, nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Grigorenka. Neblogai pakeltas kamuolys, bet vartininkas taip pat žaidžia tiksliai. Gaudo jį, gaudo kamuolį ir neskubėdamas jį ruošiasi grąžinti žaidimą. Kova dėl kamuolio. Grigorenka. Domkus. Vėl Grigorenka. Čia vienas pats bandė prasiveršti po kelis varžovus, Džiugo futbolininkas ir viskas neblogai pavyko. Mirškys, perdavimas, smūgis į vartus. Marius Suvaizdis gelbėjo komandą. Na, Džiugas, sakykime, progų sukuria visiškai nemažai, nes teritorinė persvara priklauso panevėžiečiams, bet, sakyčiau, tokie išpuoliai yra pakankamai aštrūs ir pernelyg daug jėgų bei pajėgų atiduodami puolime, panevėžiečiai ne visuomet spėja grįžti prie savo vartų ir dabar matome vėl neblogą progą ir sunku pasakyti, kaipgi būtų pasibaigęs tas epizodas, jeigu nesėkmingas Mariaus Suvaizdžio žaidimas. Perdavimas baudos aikštelėm ir dar vienas kampinis, čia jau turėtų Arnas Ribokas kelti kamuolį. Užsivedė žiūrovai. Ne, vis dėlto Ronaldas Misiūnas kels kamuolį iš dešinio krašto.
suaktyvėjimas žiūrovų gretose. Nori žiūrovai geresnio rezultato, bet kol kas nepavyksta to pasiekti. Visgi tas pats rezultatas 0-2 tebėra kaip ir po pirmojo kėlinio. Geras perdavimas, galimybė svečiams. Galimybė ir čia vėl pavyksta Panevėžio komandai, kad iš dėkingos situacijos nepataiko į vartų stačiakampį. Džiugo komandos žaidėjas. Neblogai buvo sužaista tame epizode. Geras derinys, geras perdavimas, neblogas smūgis, tačiau jis buvo kiek per stiprus ir kiek per aukštas. Suvaizdis atlieka perdavimą Domkui. Šis Baniui. Čia toks nerimtas stumtelimas į nugarą. Dambrauskis tai padarė. Dabar nuošalė dėja, ir Viliaus Giedraičio pastangos jau yra bereikalingos, nes rungtynių arbitras kiek anksčiau pakėlė į viršų vėliavėlę, užfiksavo nuošalių taisyklių pažeidimą ir vėl viskas baigėsi panevėžiečiams nesėkmingai. Graunamas yra Tomas Birškys, prie kamuolio Gineitis. Kova dėl kamuolio. Domkus, Banys. Banys išsaugo kamuolį savo kontrolėje. Arlauskas. Neblogas perdavimas Misiūnui. Ribokas, greita, graži ataka. Ribokas, perdavimas. Čia šaltakraujiškai žaidžia Džiugo komandos gynėjai. Nebloga ataka, bet vėl ji nesibaigė smūgių į vartų plotą. Viskas buvo tik iki baudos aikštelės ribų, po to jau Džiugo futbolininkai suždė sėkmingai. Lukšys, perdavimas Suvaizdžiui. Rakašius. Lukšys. Banys. Giedraitis. Bereikalingas Giedraičio judesys. Ir dar vienas keitimas panevėžiečių komandoje. Arnas Ribokas paliks aikštę ir pasirodys Edvardas Tamulevičius, žaidėjas, apie kurį kalbėjau. Tikrai gero lygio žaidėjas, labai aukšto lygio puolėjas, bet suprantama, jis dar nėra geriausias sportinės formos ir jam turbūt reikės dar keletos rungtynių, kad jis pradėtų mušti įvarčius ir gautų tinkamą bei reikiamą formą. Kova dėl kamuolio, netoli aikštės vidurio. Laimėjo panevėžiečiai. Banys dideliu greičiu skuba į priekį, kamuolys nepasiekė Grigorenkos. Banys. Nėra galimybės smūgiuoti. Arlauskas. Tamulevičius. Polenskis jį akylai prižiūri. Ir čia vėl vartininkas, žaidžia sėkmingai, kamuolys jo rankose, saugiai. Lukšys. Nesistengia dabar pernelyg įsiplėsti Džiugo futbolininkai, jie matome praktiškai nuo aikštės vidurio, galbūt kiek aukščiau pasitinka panevėžiečius ir dabar jau visą dėmesį bei koncentraciją skiria žaidimui savo aikštės pusėje, nes laikas taip pat pradės spausti panevėžiečius ir galima tikėtis, kad tas spaudimas tik didės ir didės.
mestas aikštė ir Tamulevičius, ir kiti žaidėjai, padaryta visai eilė keitimų, bet kol kas tie keitimai vaisių neduoda ir 2 įvarčių deficitą turi Panevėžio futbolininkai rungtynėse su Telšių Džiugo ekipa. Beveik pusę laiko prabėgo antrajame rungtynių kėlinyje ir kol kas panevėžiečiams mačas klostosi nesėkmingai. Dar viena Džiugo ataka, gali būti pavojinga. Tiesa, šį kartą panevėžiečiai spėja grįžti prie savo vartų. Trupais perdavimais dešiniajame krašte žaidžia Senelė kelis kartus svečių futbolininkai. Perimtas kamuolys, Tamulevičius, prašo perdavimo Markevičius, gauna jį. Tadas Markevičius, čia labai kieta pražanga ir čia jau kortelė neišvengiama. Na ir Arnas Ribokas iš šio taško drąsiai gali pasiųsti kamuolį į vartus. Tačiau jo nebėra, teisingai, Arnas Ribokas jau pakeistas, taigi dabar nebėra tų 2 pagrindinių standartinių padėčių specialistų, nei Arno Riboko, nei Manto Savėno. Galbūt Misiūnas, galbūt Grigorenka. Kietas susidūrimas, neblogai bėgo nuo varžovų Tadas Markevičius ir jau nebeturėjęs kito varianto. Telšių komandos futbolininkas šiurkščiai sužaidė prieš panevėžiečių ekipos narį. Bei užsidirbo geltoną kortelę, bet to ir pats galbūt kiek susidūrė koją. Dabar Džiugo futbolininkui koja yra šaldoma ir netrukus bus leista žaisti šį standartą. Likus, porai metrų iki baudos aikštelės ribų. Statomas kamuolys į tą tašką. Ir suprantam, arbitras nurodys, kurgi reikia atsitraukti Seneliai. Įvartį, prašo žiūrovai. Taip, situacija tikrai nebloga. Jeigu būtų aikštėje Arnas Ribokas, net nebejoju, kad jis atliktų smūgį. Dabar galbūt Misiūnas. Ronaldas Misiūnas ir Edvardas Grigorenka. Šie 2 žaidėjai prie kamuolio. Misiūno smūgis, į gyvatorį pataikytas kamuolys, galimybė, dar vienas smūgis ir vis dėlto nepavyksta realizuoti šio standarto arba jo paversti įvarčių. Apsigynė kolektyvinių pastangų dėka. Svečiai dabar vėl niekur neskubės ir vėl sudegins keliasdešimt sekundžių, kol kamuolys bus vėl grąžintas į aikštę. Lukšys aukštai iššokęs. Šį žaidėjas apdoroja kamuolio. Čia jau į nugarą stumiamas panevėžiečių futbolininkas. Ir telšiškiai dabar taip pat atliks keitimą. Gineitis palieka aikštelę. Jo marškinėliai pažymėti 69 numeriu. Vietoje jo aikštėje pasirodys Tomas Višniauskas. Labai gabus buvo šis žaidėjas jaunystėje. Buvo Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjas. Tačiau iki labai ryškios žvaigždės jis nesužybo ir dabar žaidžia čia Lietuvos pirmosios lygos pirmenybėse Telšių Džiugo ekipoje. Domkus, pakeltas kamuolys, Misiūnas, Banys,
Smūgis iš toli, blokuotas. Domkus, per stiprus perdavimas Markevičiui. Kitas rungtynės žais po savaitės, penktadienį. Panevėžiečiai čia namuose su Tauragės Tauro komanda, su vienu iš lygos outsiderių. Galbūt tame susitikime seksis geriau, na, o su Džiugu dar teks susigrumti po 2 savaičių. Birželio 24 dieną Lietuvos futbolo federacijos taurės aštuntfinalyje. Giedraitis, pakeltas kamuolys. Misiūnas, aukštai šoka jis. Grigorenka kovoja dėl kamuolio. Arlauskas. Grigorenka. Grigorenka su kamuoliu. Plačiau stengiasi žaisti panevėžiečiai, tai ir suprantama. Giedraitis. Trise. Skuba prie Giedraičio ir atima kamuolį iš jo. Dabar galimybė Telšių ekipai surengti greitą išpuolį. Ataka kairiuoju kraštu. Perdavimas į baudos aikštelę. Labai greitai perėjo į puolimą svečių futbolininkai ir čia pavojingas išpuolis, smūgis. Rakašius pasiaukojančiai žaidės gynyboje, sužė sėkmingai, o čia jau labai šiurkšti ir kieta pražanga prieš panevėžiečių komandos žaidėją bei mačo arbitras iš Kauno Ugnius Veprauskas bus priverstas rodyti dar vieną geltoną kortelę Telšių Džiugo komandai. Lukšys. Misiūnas, Domkus. Giedraitis. Misiūnas. Vėl Vilius Giedraitis su kamuoliu. Pasiaukojančiai rungtyniauja Giedraitis. Kamuoliu jis neįsaugo, bet šiek tiek toliau veiksmas nukeliamas ir dabar vėl bus bandoma iš arčiau dengti varžovus. Kamuolį žaidimą grąžins Adomas Mika. Toli metamas kamuolys, tačiau Lipskiui nepavyksta jo išlaikyti savo kontrolėje. O dabar jau perimino kamuolį telšiškiai ir greitas išpuolis. Pavojinga ataka, smūgis iš toli. Marius Suvaizdis gelbėjo komandą po Vikturavičiaus smūgio. Minėjau apie Vaidą Vikturavičių. 9 įvarčius pelnęs šį žaidėjas šių metų čempionate. Yra ryškiai rezultatyviausias futbolininkas Džiugo gretose ir antras pagal rezultatyvumą visoje pirmoje lygoje. Tamulevičius galva smūgiuoja į varžovų baudos aikštelę, tačiau čia nieko nėra, išskyrus telšiškių vartininką. Jis gaudo kamuolį ir vėl neskubėdamas grąžins į žaidimą. Taip ir bėga minutės, jos lekia, įpusėjo jau ir antrasis rungtynių kėlinys, o aikštės šeimininkai turi tą patį 2 įvarčių deficitą ir kol kas nusileidžia rezultatų 0-2. Birškys, perdavimas į kraštą, čia kairiuoju kraštu vystosi ataka, jį užgesta. Čia jau už marškinėlių timtelėjo Bani varžovas, tačiau kamuolį išsaugo panevėžiečiai, todėl rungtynės nestabdomas. Markevičius. Kovingumo net nestinga Tadui Markevičiui, jis krinta. Na, lyg ir buvo pražanga, galbūt arbitras ir nepastebėjo to epizodo. Kaip ten bebūtų, kamuolį toliau kontroliuoja aikštės šeimininkai. Domkus. Netikslus perdavimas ieškant atakos smagalyje Giedraičio. Domkus. Ne, vis dėlto dar prieš tai vyks keitimas ir aikštelę palieka Tomas Birškys. Vietoj jo pasirodys Edvinas Rutavičius. Jaunas žaidėjas, kuriam tik balandžio mėnesį sukako 17 metų. Tai yra Edvinas Rutavičius, pasirodys dabar aikštėje.
Domkus ruošiasi grąžinti kamuolį į žaidimą. Laikas nedomaldamai bėga. Su kompensuotų laiku nedaugiau 20 minučių lieka iki rungtynių pabaigos. Nuošalės taisyklė pažeista. Arbitras vėl kelia į viršų vėliavėlę, fiksuodamas, kad panevėžiečiai atsidūrė nuošalėje. Smūgiuotas kamuolys, nelabai sėkmingai, bet Rakašius galva žaidžia šį kartą tiksliai. Ir toliau su kamuoliu išlieka Džiugo futbolininkai, nebloga jų ataka dešiniuoju kraštu, perdavimas į baudos aikštelę, bet nuo Rakašiaus kojos kamuolys palieka aikštę ir kampinis prie Panevėžio komandos vartų. Džiugas Petrauskas vietoj Gabrieliaus Domkaus pasirodo aikštėje, dar vienas keitimas, taigi bando visaip pagyvinti žaidimą. Mantas Savėnas su Dainiumi Glevecku, komandos treneriai, bet kol kas tai neduoda vaisių ir kol kas priversti esame vytis varžovus ir atsilikinėjame 0-2. Dar kartą įmetamas kamuolys į baudos aikštelę. Čia visai eilė žaidėjų kovoja galvą dėl kamuolio. Tęsiasi Džiugo tako, neblogas smūgis iš toli ir virš skersinio skrieja kamuolys. Marius Suvaizdis, suprantamas skuba. Laikas bėga, o esant neigiam rezultatų reikia kuo greičiau grąžinti kamuolį į žaidimą. Misiūnas greunamas netoli aikštės vidurio, Banys. Tolimas perdavimas, nespėja prie kamuolio Giedraitis. Džiugo komandos vartininkas. Smūgiuoja kamuolį į panevėžiečių aikštės pusę. Rakašius galva žaidžia sėkmingai. Rakašius Banys. Ir kamuolys Mariaus Suvaizdžio kontrolėje, Lukšys. Petrauskas, perdavimas atgal Suvaizdžiui. Rakašius dabar jau presinguoja telšiškiai panevėžiečius ir tik tokiu būdu galima grąžinti kamuolį, tačiau Mariaus Suvaizdžio smūgis ne visiškai tikslus. Markevičiui nepavyksta išsaugoti kamuolio aikštėje ir nuo jo galvos kamuolys skrieja į užribį. Dabar jau Džiugo komanda grąžina ne visiškai tiksliai kamuolį į žaidimą. Banys. Buvo apgulę kaip reikiant varžovų vartus panevėžiečiai, tačiau galbūt ir patys po truputį jau nebetiki, kad gali iškovoti pergalę šio vakaro rungtynėse. Vis dėlto norint tai padaryti, reikia per likusį laiką įmušti 3 įvarčius. O norint iškovoti lygiąsias, reikia įmušti 2, nepraleisti nei vieno. Kol kas atrodo sunki tokia rungtynių eiga, nors dar yra šiek tiek laiko ir vienas įvartis suprantama greitai atgaivintų panevėžiečių viltis, bet reikia ir to vieno įvarčio. Misiūnas prašo žaidimo ranka. Dabar galima buvo šiek tiek ir sudvejoti, ar iš tiesų nebuvo žaidimo ranka. Kitaip traktavo tą epizodą rungtynių arbitras. Ir neblogą perdavimą atliko Lipskis, tačiau jo komandos draugas neapdorojo kamuolio. Dar prieš pražangą šoninis arbitras buvo iškėlęs vėliavėlę viršų, fiksuodamas nuošalę. Taigi
kamuolys grąžinamas, arba tiksliau atiduodamas Džiugo futbolininkams ir svečiai dabar jau beveik visa komanda perina aikštės vidurį ir siunčia kamuolį arčiau Panevėžiečio baudos aikštelės. Rakašius turi nemažai darbo, šis vidurio gynėjas galva žaidžia eilinį kartą sėkmingai, išmušdamas kamuolį nuo varžovo, bet išmušdamas į užribį ir šį užribio į žaidimą grąžina Džiugo futbolininkai. Jų ataka kairiuoju kraštu. Čia neblogai kovoja Misiūnas, jam padeda ir kiti žaidėjai. Arlauskas. Geras perdavimas, bet vartininkas labai gerai žaidžia tokiuose epizoduose, drąsiai palieka vartus. Čia toks kuriozinis epizodas. Panevėžietis bandė išmušti kamuolį svečių komandos vartininkų iš rankų. Tai pavyko padaryti, tačiau tai buvo padaryta ne pagal taisyklės, taigi dabar dar kažkiek laiko prabėga, kažkiek sekundžių sudega, kol galų gale kamuolys siunčiamas į aikštę. Arlauskas. Markevičius neblogai tveria kamuolį nuo varžovo. Markevičius išsilaiko ir čia jau prieš jį vėl kitai žaidžiama. Misiūnas panašu, kad kels kamuolį į baudos aikštelę. Petrauskas ir Rakašius, komandos gynėjai, jau Džiugo baudos aikštelėje. Ronaldas Misiūnas pakelia kamuolį, bet pakelia per stipriai. Pritrūksta tikslumo ir kamuolys palieka aikštę. Džiugo komandos vartininkas vėl neskubės. Kamuolys siunčiamas į Panevėžiečio aikštės pusę. Čia dėl jo kovoja keli futbolininkai. Petrauskas su kamuoliu. Grigorenka išsaugo kamuolį. Arlauskas. Ir čia toks pavojingas žaidimas. Na, tokioje lygioje vietoje Panevėžiečiai patys prisidaro problemų ir Arlauskas žaidžia ištiestomis kojomis. Arbitrai fiksuoja tai kaip pavojingą epizodą ir skiria baudos smūgį link Panevėžio komandos vartų. Pavojingas, tikrai pavojingas baudos smūgis, nes geras metras iki baudos aikštelės ir iš čia galima bandyti tiesioginių smūgių, bandyti nukreipti kamuolį į vartus. Panašu, kad tai ir darys Džiugo futbolininkai. Na, visų pirma, tai yra naudinga svečiams tuo, kad laikas bėga, vėl bus pakankamai daug laiko sugaišta. Ir Andrius Lipskis prie kamuolio. Jo smūgis, čia Lukšys. Buvęs prie artimųjų Birbsto, galva tiksliai smūgiuoja, kamuolį atgal į aikštę. Misiūnas driblinguoja jis neblogai. Tamulevičius meta kamuolį Giedraičiui. Giedraitis artėja prie baudos aikštelės ir uždirba kampinį. Ne, vis dėlto ne kampinis. Smūgis nuo vartų, nuo Viliaus Giedraičio. Kamuolys palieka aikštę. Smūgis nuo Džiugo komandos vartų. Arlauskas ieško kam grąžinti kamuolį, įmeta į Rakašių, šis atgal Arlauskui. Misiūnas bando greičiau žaisti Panevėžiečiai, tačiau labai neblogai ir gibiai ginasi Džiugo futbolininkai. Nepavyksta greitai perėti varžovo aikštės pusę, o tas sugaištas laikas dar labiau
erzina panevėžiečių ekipą ir taip pat leidžia pakankamai geras pozicijas ginant savo vartus, užsimti svečiams. Misiūnas. Pražangos nėra, švariai sužaista prieš jį. Nepatenkintas Ronaldas Misiūnas. Klausimai žiūri arbitrą, tačiau šis pražangos neįžvelgia. Dabar perėmė kamuolį aikštės šeimininkai. Panevėžiečio taka. Grigorienka kairiajame krašte. Siūlo savo paslaugas Petrauskas. Jis atsilaisvino dešiniajame krašte, tačiau ukrainietis pasirenka kitokį sprendimą. Perdavimas Lukšiui. Na ir matome jau kompensuoto laiko minutės. 4 minutės pridėjo prie pagrindinio laiko rungtynių arbitras. Na, panašu, kad vis dėlto jau šį vakar panevėžiečiams nepavyks įsigelbėti ir iškovoti bent taško, nes rezultatas, jeigu būtų 0-1 arba 1-2, taip, tada būtų galima dar kalbėti apie įsigelbimą. Dabargi reikia 2 įvarčių ir suprantama, kad juos pasiekti per pridėtą laiką bus beveik neįmanoma. Tačiau bus galimybė Panevėžio futbolininkams atsirevanšuoti Telšių Džiugui ir ta galimybė bus čia, šiame Aukštaitijos stadione ir visiškai greitai po 2 savaičių. Birželio 24 dieną, 14 val. Numatytas Lietuvos futbolo federacijos taurės mačas, 8-0 mačas tarp Panevėžio ir Džiugo komandų. Ten, kaip žinia, žaidžiama iš vienų laimėtų rungtynių ir jeigu panevėžiečiams pavyktų veikti Džiugą, nesvarbu ar per pagrindinį laiką, ar per pridėtą, ar po baudinių serijos, tuomet Panevėžys patektų į Lietuvos futbolo federacijos taurės ketvirtfinalį. Tai tikrai būtų geras pasiekimas tarp 8 komandų. Na, galbūt ir dar aukščiau, ką gali žinoti. Daug kas priklausytų nuo burtų. Jeigu kol kas nelabai sekasi žaisti Lietuvos pirmosios lygos pirmenybėse, galbūt pavyks įspūdingiau pasirodyti taurės varžybose. Marius Suvaizdis grąžina kamuolį į žaidimą. Abu įvarčiai buvo įmušti pirmajame kėlinyje. Svečių komandoje pasižymėjo Adomas Mika ir taip pat Tomas Birškys. Vertinant visas rungtynes, negalima sakyti, kad svečiai atrodė geriau. Išlieku tos pačios nuomonės, kad visiškai lygus žaidimas, tačiau futbole laimi tas, kas geriau realizuoja progas. Neturėjo labai daug Telšių Džiugo komanda progų, bet užteko ir tų 2 realizuotų progų, kad besibaigiant mačų jie pirmautų 2 įvarčių skirtumų. Arlauskas, Petrauskas. Grigorienka, dešiniajame krašte ukrainietis. Dideliu greičiu įsiveržė į baudos aikštelę. Per toli paleidžia kamuolį ir dabar Kampinis. Ir dar vieną keitimą atlieka svečiai. Tai jau daugiau taktinis keitimas, nes realiai vargu jis ką be pakeis. Vaidas Viktoravičius palieka aikštę. Rolandas Leščius pasirodys joje. Matome, neskubėdamas rezultatyviausias šiuo sezonu Džiugo futbolininkas palieka aikštę. Tai taip pat mažos taktinės gudrybės. Jeigu pirmautų Panevėžys, turbūt taip pat neskubėtų keičiama žaidėjas bėgti aikštelę. Pakeltas kamuolys į baudos aikštelę. Aukštai šoka abiejų komandų žaidėjai, tačiau šiek tiek tiksliau tame epizode sužaidžia Džiugo futbolininkai. Marius Suvaizdis toli palikęs vartus, atlieka tikslų perdavimą Misiūnui. Šis jau perina aikštės vidurį. Grigorienka. Jo aukštas perdavimas ir vartininkas žaidžia sėkmingai, kumščiai smūgiuodamas kamuolį toliau. Banys. Čia stabdomas rungtynės. Apsistumdymas baudos aikštelės ribose.
Timulevičius buvo atsidūręs ant žaliosios vejos, nepatiko tai komandos draugams, kadangi jis vos tik atsigavęs po traumos ir suprantama, kad naują traumą gauti būtų labai nemalonu. Taigi emocijos pasiekė apogėjų, bet realiai tai, kad panevėžiečiai šiandien neiškovos pergalės ir net lygiųjų yra jau aišku, laiko lieka labai mažai, o rezultatas 2-0 Telšių Džiugo komandos naudai. Grigorenka dešiniajame krašte, ukrainietis su kamuoliu. Akilai prižiūri į varžovai ir nepavyksta jam. Dar kartą grąžina kamuolį Grigorenka iš užribio. Misiūnas. Galbūt kiek per daug įsižaidžia Ronaldas Misiūnas ir sulig šiuo momentu rungtynių arbitras skelbia mačo pabaigą, taigi tenka pripažinti, kad šiandien geriau sekėsi Telšių Džiugo komandai. Telšiškiai iškovoja pergalę rezultatu 2-0 ir lauksime revanšo, lauksime birželio 24 dienos, kai čia Panevėžyje Futbolo federacijos taurės 8-0 mačą žais Panevėžys su ta pačia Telšių Džiugo ekipa. Dėkoju visiems aistruoliams buvusiems kartu. Aš Gintaras Brazdžionis, tariu sudie. Iki kitų susitikimų.